vergovės aukos, jos užverbuojamos, išvežamos, apgyvendinamos, pavartojant jėgą, prievartą, apgaulę, taip pat ir išnaudojamos jos ir kaip minėjau, seksualiai, taip pat verčiamos dirbti, teikti paslaugas, elgetauti, daryti nusikaltimus, atiduoti galiausiai ir vidaus organus. Kitaip tariant, mes iš teisinės pusės tai vadinam, iš tikrųjų, žmogaus teisių didžiausių pažeidimų ir nusikaltimų žmogaus laisvei, orumui ir vientisumui. Dominuojančiom sritim visuomet pirmoje vietoje buvo seksualinis išnaudojimas. Žiūrint pastaruosius metus, šiek tiek seksualinį išnaudojimą pradeda lenkti išnaudojimą žmonių nusikaltimų darymui. Taip, priverstinis darbas ar išnaudojimas